Šiandien ramiau atrodo, kol kas. Jo. As long as you are not a gay. Yeah, I'm not a gay. You are a gay. I'm not. Nu, nesveikas kiek. I'm a criminal. Taip, kad subscribinat. Hard, you see? I need to fix it. You're like a lesbian woman. You remember the guy who was staying there up there? Yeah. He died? No. Am I like charity or something? Netikiu, manau tikrai kažkas gali man čia padaryti tą šūdą. Na kągi, laisva dienelė. Tai sudėtinau YouTube video pagaliau. Tai labai džiaugiuosi, nes žiauriai geras video gavos, manau, kažkas norėjo ilgesnių video, nu tai dabar turėkit, karočią. 5-6 minutės maros. Ir kartu paskelbiau IG story, kad gal nesusitvarkau su plaukais, reikėtų gal braids pasidaryti, kasytas. Tai maros, kad nebus kitos išeities ir reikės. Tai nu dabar iki pardės, paeksplorint biškį. Ir tada varau kasyčių pasidaryti, tada sauna, cold bath, masažas. Pabandysiu viską parodyti, kaip viskas atrodo. Ir lekiam gerą dienelę, pailsėjęs, biškį gal tokie scenariai truputėlį pavargę, bet manau, šiandien būtent ta diena, kai atsigausiu. Ir iš tikrųjų biškį ir gerą nieko nedaryti. Taip, aišku, kartu norėjau YouTube video vakar sudėtinti, bet yra kaip yra, nepasirinksiu. Dabar toks darbas, bandom naujus iššūkius, naujas veiklas ir pažiūrėsim, kaip seksis, ar čia darysim taip ar ne. Priklausys nuo jūsų, taip kad subscribinat. Dar kartą reikia nuvaryti šaibų išsikeisti ir tada turėsiu biškį kešo, visai kelionį, turbūt $100. Nes kol kas išleidau, buvom ir bare, išleidau, dar ėmiau viską fotografai, tai išleidau gal 4 eurus. Normaliai. And do you know where I can make braids, like barber? You want to shave your hair? No, not shave. I want to make braids. You want to make braids? Tai susitarėm, kad nuvarau iki banko grįžti ir bus pana kažkokia, kuri užsiema to. Ir tada galėsim nuspręsti, kiek kainuos. Bet panašu, kad gali kainuoti, nes jaučiu užtrunka. Nu pasižiūrėsim, kiek kas čia išeis per šūdas. Gerai, šaibų išsikeičiau. Varom dabar iki kirpyklos, turbūt, jūs žinot, kas ten yra. Tai taip atrodo salonas. So it's possible to do the braids, yeah? Yeah, it's possible. Okay, let's try that. Also, we do manicure, pedicure. Nah, that is on me. It's okay. Okay. I can do it by my own. Maybe I can go to the shop and come back. Yeah. I think there is a Buy something. grocery. I think there is on there. Grocery. Yes. You're coming? Yeah, I will come. Don't worry. I'm just, I can use the time, like 5 minutes and I'm coming back. I'm a criminal. Oh, you're a criminal. But Yeah. you said you quit your job. I'm a criminal. Pasimt family pack. So we're ready or not? What you said the price is gonna be? Chocolate. I think we agreed for free Chupa Chups, yeah? It's for you. Say thank you. It's not possible? No, it's short. Too short? Yeah, Really? not You short, see? but soft. Yeah, Ah. They're soft, so they become slippery. Per minkšti plaukai, tipo? Netikiu, manau tikrai kažkas gali man čia padaryti tą šūdą. Einam į kažkokį šią trashy place. Ir ten labai daug šaikos. Einam paklaus. Hello. Hi guys. I wanted to check, is it possible to do something like this with my hair? Because I went to another shop, they said that my hair is too soft. Something like that, similar.
work, but Huh? I'm too busy right now. When you're free? Tomorrow? Okay, so I will come back tomorrow then. Okay, see ya. It's okay. It's okay. Gerai, radau kitą šopą, kur galim pasidaryti. Watoto wangu wasikuwe na ng'ombe. Sababu nakuwa kijana kama msichana. Ukashindwa hizi ndio gani? Akacheka tu alafu akamwambia And this is for you girls, just Thank you. to make a good job, okay? You're going to do a good job. akacheka tu alafu Chebet akamwambia wewe unataka mama akuandike kwa We are even asking each other. Hakuna tule tudogo. acha nione kuna zingine za black ilikuwa hapo. Because I went to other salon and they said it's too soft here. Yes, not everyone can plate it. Yeah. Not everyone. Yeah, hopefully I don't look too much gay. You look girlish. But As long girl, as you- girl, as long as you are not a gay. yeah, I'm not a You gay. are a gay. I'm not gay. Anda Nairobi. Asante sana. Thank you very Kwaheri. much. Thank you very Welcome much. Okay. Thank you. See ya. Bye. Bye. Oi. Tokia tema, karoči. Wow. Dar tokio nesąmonės nebuvau padaręs niekad gyvenime. Kosmosas. Nužadėjau šou, bet jie dabar visi žiūri belia kaip, karoči. Thank you very much. Thank you. Asante sana. Bet daug sako, kad visai nieko atrodo. Tai prikolas. Labai patogiau su sportais, karoči. Tokia tema. Jau vakariukas, pavalgiau, prisidėtinau video, reelsą padariau. Ten darbas realiai. Tiesiog tas reelsas kepti ir YouTube video daryti, tai labai džiaugiuosi, kad gavas geras video. Ir rytoj lėkiu į treką 6:30 su Hebra. Bus ir fotografas. Ir tada varau iškart plaukt, nes kartu į tą miestą važiuot, tai geriau išnaudosiu tą kelionę bendrai po treko varyt prasiplaukt. Tikrai manau, kad tingėsiu po treko, bet kažką ramiai užkasiu, nulėksiu, pasportuosiu ir grįšiu su public transport matatu. Vso, labą naktį. Labas rytas, jau ruošiuosi į treką, toj varysiu. YouTube video įkeltas labai gerai, 6 vakarą įsikels. Tai reikia lėkt, nes nespėsiu. 6:20. Pučiam į treką, pažiūrim, kas ten gero. Who will take the picture? With the team. Let me take it and then next I'm gonna take it. Let's go. Asante? Aya, twende bwana. Ale pole pole. Pole. Safe. Naujui vile watu wakachoko. Gerai, baigiam trefkę. Dabar lėkiu į baseiną. Iš tikrųjų visai gerai sekęs, pailsėjęs, kojytas atsigavusias, tai dėl to labai džiaugiuosi. Ir ankstyvas rytas, faina dienelė, dar buvo ir ten tipo kaip ir organizavo filming crew, mūsų ten tas accommodationas, tai žiauriai gerai, nes dar kadriukų pasigavom, kodėl ne, nemokamai. Ir tai susitinkam jau baseinę ir kas čia gero, pažiūrim gatvėse.
Atvykau jau į shopping mall premises, tai lemba 1% laikrodžio liko. Tai bus įdomu skaičiuoti be laikrodžio, nes niekada dar neskaičiavęs, vis to pamirštų skaičiavimus. Tai nieko, nu yra kaip yra, pats kaltas, kad nepasikrovau ir kojytas biškį pavargusios, bet mažai tų kojų reikia plaukime triatlone. Nu tai gerai, lekiam į baseiną, gal dar kažką užkasiu baseinę, kokių bulvikių ir dursim. Nudaužyt baseiną, šiaip nelabai noriu, nes šaltas, bet yra kaip yra, tai išgyvensim. Nu ką, galvoju, panalaifinsiu biškai, išausiu bulvyčio, bet Wi-Fi šiandien nėra, tai teks pabūt be interneto. Tai greit užkasiu kolytes ir varysim prasiplaukti. Šiandien baseinas tuščias, tai toks kažkoks įdomus vanduo labai, šiaip tamsu, bet pofik. Nu ką, jau prasiplaukiau 2,6 km, pakankamai lengvai, nieko blatno ir eilinį kartą žiauriai sušalau. Biškį kasytės išsileido, tai reiks atgal varant turbūt užsukt, kad sutvarkytų, nes norėčiau, kad laikytus, nesijaučiu nuo vandens tiesiog, bet jo, žiauriai šalta, dabar dar toks šildaus ir drebu biškį, nors ir duše buvau karštam, bet jo, ir kas įdomiausia, kad šiandien kažkaip baseinė vapšė nesimatė nieko, nėra linijų. Tai tos linijos yra po vandeniu, bet nėra takelio perskirimų. Ir nelabai žinai, kada reiks suktis, nes čia, kur nėra gylio, tai jo, kai matos vienoj pusėje, kitoj pusėje, kur gylio daugiau, tai nebesimato, kada baigės ir toks blemba. Nesusimėtai, nežinai, kada suktis, bet nu jo, tipo, plaukimą myliu, bet pizė čia sudėtinga, tikrai su plaukimu yra. Bet nieko, porą kartų savaitę tikrai reikia pakentėti, gerai sutrekus, suderint, tai visai nieko. Tai pasižiūrim, ką... Ir dabar liko prašiausia dalis, tai su matatu grįžt daugiausiai streso, bet gal greitin su tais susiderinsiu ir grįšiu. Gerai, biškį sušilau, gal grįžtų į kūną. Blemba, hidreko ten reikia, bet nieko, nuplauki 4 po 400 metrų, jeigu tau šalta, what the fuck, nesuprant. Ir ten neužsibūna žmonės. Ir nieks net, įdomiausia, kad nieks net nevaro iš jodukų, realiai visi ten, kur negilus, kimarina, o aš vienintelis, kur ten 2 metrai gilio sukinėjos. Nieks nevaro, kur 2 metrai. Šį kartą. Tai viską pasirašiau šaibas iš anksto, kad nelystų ten nieks į mano kišenės. Tai pabiški mokaus gyvenimo čia, kad kaip prie manęs neprisipisinėtų per daug. Ir jo, svarbiausia kamera, bet ten, kad lenda į kišenės, tai nėra labai malonu tikrai, bet yra kaip yra. O, šiandien ramiau atrodo, kol kas. Jo. Hey, what's up? Karibu. Hi, it's just two. Yes, what? No. To eat and yeah, but it's empty. I need full. Full. Yes. Asante. You need full. Yeah. Vegan? Huh? This one is the next one. The Can just vegan go this way one. which we are going My friend, now. you remember the guy who was staying there up there? Yeah. He died? Yeah, no. He never died. The ground. He's not down. I need the fastest to eat in. This one, yeah. This one. Yeah. This one. You my sure? friend. You'll do I'm sure, I'm 200. sure. It's just- Yes, 200. Yeah. Can I hold this camera for you? No. I want you even to be visible. No. Leave it. Yeah, that's leave it now. Yeah, it's mine, you know? Yeah, it's yours. Jumbo. It's yours, my friend. Just take Thank you, guys. So I sit at the back or I can sit here?
Sit here. Thank you. Side. Nu, šiandien sklandžiau. Ir tikiuosi, kad neapipiso, nes norėčiau greičiau važiuoti ir pizdinti iš čia. Prekyba. To Swiss side. You look good. Yeah, but it fell apart. You see? I need to fix it. Did not finish. I need to fix it from the swimming. Okay. Now? The swimming. Yeah, I need to fix it. Yeah. Go and eat with this guy. No, Yeah, I'm okay. But What about me? You have a nice hair. Thank you. I just made it yesterday, but it fell apart. For yourself. No. I went to the barber shop. So I need to fix it. And then I will look better. you need. Oh, it's for the guests only, sorry. But you can pay me. No, you know what I can give you? Yeah, even 50 shillings. Look, It's, I will give you this And me? and this. thank you. I think we will Thank take you so much. collagen for your skin. You know collagen? Yeah. It's okay because your skin is not. No, I need to put skin cream. Yeah. Okay, let's go. That's mine. This guy. Am I like a charity or something? Let me say. Perfect. Thank you, guys. Nice. Yeah. You know me. I am a good person. I know. Everybody is a good person here. Okay, see ya, guys. Let's go to Swiss side. See ya. Your name? Simos. Same as. Yeah. I'm Alex. Nice to meet you, Alex. I'm David. David, nice to meet you. See ya, guys. Pagaliau, karočią, pisam į chatą. Išdalinau dar šokoladus, nes ištirpėjau. Ir jo, reiks po to pavalgyti, susitvarkyti braids ir tada pamiegoti jaučiu. Ir po to jau čia eisiu pačilint, paeditint. Jo, toks aplaniukas. 6 atsikeli, 2 laisvas. Tik tai, kad 1,5 valandos realiai. 1:20 gavos kelionė. Užknisam, bet reikia plaukt. So, davai, sustinkam vėliau. Children are not even tired. Oh my God. Kadangi išsileidom kasytės, tai einam dabar, kad man patvarkytų. Ir tikiuosi, kad kažkaip susitarsim. Šiaip iš tikrųjų ten labai nebrangiai jinai prašė, šiaip palikau 1000, o jinai prašė 300 pem, kas yra €8 už valandą darbo. Tai tikrai numesiu dar už darbelį, kad sutvarkytų man. Gerai, jau sutvarkė, perdarė iš naujo viską, pridėjo dar biškį gal net fake plaukų, bet sakė dabar laikys, nebelaikys, tai išsidrišiu ir nusikirps tos plaukus. O dabar einu pamiegot, nes žiauriai pavargęs jaučiuosi. Sutikau. I met some kind of loser. Look at me. I feel like a lesbian woman. Wanna fuck? Viso jau vakaras. Persipiniau viską, pamiegojau, palisėjau, pasoditinau visą kontentą, tai biškį toks savaitės visada pradžia būna sunkesnė. Ir truputėlį tokia liks slogytė, kabinas. Noras baseinę gal biškį sušalau, tikiuosi labai, kad nesusirgsiu, pasiėmiau čia jų to firminio gėrimo pavadinimu Davo. Tai ta Davo yra tiesiog ten imbierinė arbata, bet imbiero nesveikas kiekis tikrai. Jau kosminis kiekis imbiero. Tai tikiuosi padės, sakė visi, kaip biškį apsarga naudoja šitą. Tikiuosi atsibus ir to ir viskas bus gerai. Taip so, einu miegot. Rytoj bėgam su Gedu 10 kg. Biškį vėliau nori pradėti, tai gerai, pamiegosi. Po to vakare važiuoju dviračiu. Tai pasimatom. Nieko nematau. Pasimatom jau rytoj ryte. Truputį
truputį gerklę, gal išsausėjus, biškai skauda ir slagytė yra. Tai turbūt ta gerklė dėl to skauda, dėl to, kad visą naktį tiesiog per burną kapau. Tikiuosi arbatos atsigert kavytės ir praeis. Šiaip nėra, kad labai blogai jaučiuos. Tai tikiuosi praeis, varysim lengvai prasibėgti. 10 kg lėtų peisų. Easy runas, recovery runas. Šiaip kojų apšė neskauda. Tai reiškia, neperspaudžiau vakar ir lekiam pavalgyt. Tada susiruošti ir bėgti, nes jau po 8 biškį užsimėgau, nes gedas nori vėliau bėgti. Tai pučiu valgyt ir susitinkam turbūt jau po bėgimo arba per bėgimo. Davai, kiek užbūta ir panašiai, bet jo, po bėgimo prasibėgam su gedu 10 kg lengvai, biškį pulsas sukilęs buvo, nes biškį vėlokai pradėjom, gal skaičiau bėgimą. Ir toks truputėlį gal apsirgęs jaučiuos, tai buvo tikrai lievai, tikrai prastokai buvo po bėgimo. Tai pamėgau, užkandau, gal kažką užvalgiau, nes ir skrandis toks nejasnas. Tai jo, tai su treneriu nusprendėm, kad pailsėsim. Turbūt šiandien tokia laisvesnė savaitė, sakė. Tai dabar iš tikrųjų dirbu su nauju treneriu, su lietuviu, su Igoriu Kozlovskiu. Tai jeigu kam reiks planų, tai šakyta geras treneris, kreipkitas ir maladėt svarbiausia. Tai kitas dalykas, tiesiog jau čia skipinsiu workoutą minimo ir pailsėsiu, nes jo, reikia biškai atsigauti, toks po metino gal biškai geriau jaučias, skrandis biškai geriau po vaistų irgi. Tai atsigausim, grįšim stipresni ir važiuosim toliau. Subdeitas, nieko nenuveikiau. Tai padariau reelsą kempui, užbaigiam dylą. Einu miegot, tikiuosi pagerės, biškai geriau jaučiuos. Slogytė minimaliai yra, tai tikiuosi rytoj fartlekui bus zeba. Bet pažiūrim ryte. Visa, labanak šaika. Davai. Kaip aš dabar jaučiuos? Hujovai. Biškai visas toks išsidaužęs. Einam batoną kokį užkast, nes jau visai norėčiau gal kažką užvalgyti ramiai. Tada iki vaistinės, paracetamolio, termometrą ir elektrolitų pasimsiu, jeigu turės. Čia pas jos vadinas chemist, chemikas. Vaistininkas yra chemikas. Tai pirmas išėjimas šiandien į lauką. Susitaškęs normaliai. Einam pažiūrėt, ką. Bet jau pabiškai tvarkos pilvas, bent jau normalios konsistencijos viskas eina. Tai, jo, liko tik pragyvent turbūt kažkokį virusiuką. Gerai, lekiam. Kaip tokie pietus? Nieko. Ką jau pavalgiau, galvoju, aš gal parašysiu piki driveriui, kad atvežtų man viską. Tiesiog nupirktų ir atvežtų. Hai. Nes aptingau, kolos dar atsigėriau, suvalgiau šokias bandelės 2 ryžių. Ir žiūrim, kaip jausias, tikrai sutrašytas jaučiuos. Bet geriau tikrai negu ryte, negu naktį. Tai tikiuosi, kad laikys skrandukas ir viskas bus gerai. Ką tik atsibudau realiai. Jaučiuos žymiai geriau, reikia išsilsėjau, dar šiandien turbūt pasilsėsiu ir gal vakare jau bandysiu prasimint, bet čia esu kaip jausis, nes toks dabar išlipu iš lovos, toks reikia išsijudint, kavytas, nueit pusryčių. Bet jo, gerokai geriau. Tai tiesiog apsinodėjau jaučiu ir viskas ramu, tai reikia atsargiai su maistu, vakar pavalgiau visai gerai. Po truputį grįžtam į ritmą. Toks minimaliai dar biškai kažkas yra, bet jaučiu rytoj bus ledas. Tai šiandien nieko nenuveikiau. Realiai tiesiog prie kompo sėdėjau ir čilinau, nes jaučiu dar šiandien nesportuosiu. Tai lengviau, nes toks dar neaiškus kartais jaučiuos.
Tai manau geriau nerizikuot, pilnai išsigydyt ir tada sportuot. Tai varysim į vakarienę su Emil, nes išvaro jis maros rytoj. Tai paskutinė diena, varysim po vakarinę, pabazarint, gal kažką iš ten daugiau parodysiu, bet irgi nesinori trukdyti labai pokalbio paskutinis vakaras, bet gal kažką pafilmuosiu, bent kad kažką turėt. Ir tikiuosi jau rytoj ryte grįžti sportus ir normaliai jaustis, nes kartais toks įdomus ant skrandžio būna, kartais ant galvos, tai bet gerokai geriau negu vakar, tai bent tiek. Hai. Gerai, karoči, išėjau. Spėkit, ką veikiau prieš 5 minutės. Triedžiau, karoči. Bet jo, biškai geresnė nuotaika gal, nes toks skrandis buvo nejasnas. Biškai smagu kažkur išeit. Tai einu dabar su Emil susitiks ir varysim. Ir varysim į Kerry View, pavalyt biškai vėsoko. Tai jo, karoči, biškai vėluoju, reikia paskubėti. Vėluoja, kaip visada. Nieko neparašė. Laukiam. Tuo atvažiuotų jau. Nes čia jau skautina mane kiti taksistai. Kasytės, tai toj išbirės. Reikės išsivert. Na, tai iš autobusų ranką rodo, tipo šokio autobusą pavešim. Bet ne, nereikia man. Kaip čia realiai sakė viską. Užsideda ant to piki. Va, čiužnys važiuoja, karoči. Karoči, biškė vėsoka, tai einu greit persirengti. Daug geriau. Nu, pagaliau susitikom. Hey. What's up? You better know. Huh? Good? Yeah. You recovered? I'm not sure. You're not sure? Like, I'm good, but like, diarrhea is continuing. You think it's contagious? I don't think so. I think it's from the food. You sure? Yeah. Banana, I think it's from banana. No, I don't eat bananas. You are not some fruit? So, I'm gonna help you to win the marathon, you know? Why, good. I already had the fucking food poisoning. I don't need to. Laura media or something? I think that because yesterday... I think I have it, maybe. Yeah. Because I asked the Boda driver, Piki. Yeah. I have my own driver here, Yeah. Okay. Dan. Okay, you got it. Yeah, and I said like to him, like, come, please just take electrolytes, Yeah. something for diarrhea. What was it? Yeah, something for diarrhea, Yeah. and paracetamol, just to have it in case. Yeah. And he bought like completely different things, Okay. like zinc Okay. and some antibiotics. Antibiotic. Yeah, Okay. I was like, fuck, Yeah. And then he next day he wrote to me, like today I think, in the morning, can you lend me 1,000 shillings till this? So I was like, fuck it, Yeah. Like usually I'm not lending the money. I was like, if he needs it, like, Yeah. okay. Yeah. So Oliver, take me to the Swiss side, okay? Thank you. Grįžau namo, blemba skrandžiai, tai prastai. Tai reikia vaistų, Emil rekomendavo vaistus. Blemba, mikrofonas uždengtas. Emil rekomendavo vaistus, kurių turiu nuo Trydos. Tai bandom išgert ir eiti ilsėtis ir nežinau, rytoj sporto bus. Oi, užknisa, bet sakė jam tas pats ir daugam tas pats būna, tai reikia prakentėti, išgert vaistų ir bus viskas gerai. Po pietų, biškį truputėlį jau geriau jaučiuosi, kažkiek atsigavau, bet jo, apsinodėjau, turbūt skrandis tiesiog jautresnis ir vėl tai reikia
tiesiog ilsėtis, gydytis, daug skysčių gerti ir panašiai. Eisiu kažką užvalgyti lengvai, nežinau, kokį ryžį tiesiog, kad kažką turėt skrandį, nes visiškai energijos nėra. Tai tikiuosi, kad ilgai neužsitęsiu, biškai gal ir geriau, biškai apstoja viduriavimas, bet pažiūrėsim, bandau viską, ką tik galiu. Vaistų prišovas, taip turbūt padėjo, tai tikiuosi, kad taip ir liks, nes Užnisa norėtų sportuoti labai. Čia Šakytė, vėliau pasimatom. Gerai, šiandien diena eilinė praleista lovai. Tai šitą savaitę tokia biški lempinė, bet ką padariau? Nuvariau į pardę, nusipirkau bomžpakių. Kadangi gerai, šiandien diena eilinė praleista lovai. Tai šitą savaitę tokia biški lempinė, bet ką padariau? Nuvariau į pardę, nusipirkau bomžpakių. Kadangi mažai ką valgiau per vakarienę, tai nusprendžiau pasidaryti bomžpakį, kad saugesnis variantas. Biški druskytės, kad gaučiau į kūną, nes žiauriai nusiltas jaučiuos. Ir bijau valgyti iš tikrųjų vakarieniai, tai stengiuosi labai minimaliai ir gal jau pramušiu rytoj. Tai sorry Šaika, kad taip čia viskas sukrito, bet šitą savaitę prizdavota yra kaip yra. Grįšim stipresniam ir susitinkam jau kitam epizode. Davai.